Sveiki bičiuliai. Tiesiog gamtoje galite labai šauniai išsikepti tokius angliškus, amerikoniškus pusryčius, tai yra kiaušinienė su šoninė. Tai tam jums viso labo, ko reikės, pagaliuko ir maišelį. Šitą maišelį pavogiau iš bendradarbio, atsiprašau Gintarai, kad tavo tiesiog pietų sugadinau pavogdama šitą maišelį, o šitą mums davė nuostabi kebabų pardavėja molėtų plente. Tai ką mes darom? Imam šoninę ir ją dedam ant paties maišelio dugno. Stengiamės jį tiesiog dėti maksimaliai taip lygiai. Okay. Poros ir pakaks. Imam porą kiaušinių, įmušam juos ant šoninės. Turi druskos ir pipirų, skaitykit, jums pasisekė, neturi tai nieko baisaus. Dabar ką darom, maišelį užsukam. Perveriam pagaliuku ir tiesiog bandom kelias minutės palaikyti virš žarijų. Mums nereikalingas laužas, nereikalingas, kad jisai liepsnotų, mums reikalingos tik tai kaitro žarijos. Ir dabar porą minučių laukiam. Prabėgo keletas minučių, tiesiog maišelis šiek tiek apruseno, bet mes nedavėm sudegti ir nedavėm jam būti virš atviros liepsnos. Ir žiūrim dabar, ką turim. Na štai, viduje turim kiaušinienę. Jeigu laikysit ilgiau, tai tiesiog rasit tokią labiau iškepusią kiaušinienę, mažiau, tai kiaušiniai bus skystesni. Ir vat galit naudoti tiesiog kaip tokią keptuvę mini orkaitę, nes iš apačios tiesiog šoninė sulaiko tą pačią karščiausią ugnį, o viduje maišelio gaunas tokia mini orkaitė, kur iškepa kiaušiniai šiek tiek greičiau. Skanaus!